žiūrit įtikinti žmogų, sako, kad jisai, matai, biednas, ubagas, va, nesiseka jam, finansiškai nesiseka jam, neturi šeimos, savo vienas, nereikalingas. Sako, kad va, jeigu jisai pinigų turėtų, mes jo klausytum, mes žiūrėtum jo video. Bet aš jums pasakysiu vieną labai paprastą dalyką. Neįtikintų jūsų, jeigu aš būčiau turtingas. Neįtikintų jūsų, jeigu aš būčiau sėkmingas. Ir labai vienas paprastas dalykas. Jūs negalit pakelti labai didelės dalies informacijos. Iš principo žmogus yra jautri būtybė ir rūšiuoja informaciją ir ne viską priima jisai, kas jam yra sakoma. Ir vat jūs klausot ten politikų, ieškot kažkokių tai žinių, jūs galvojat, kad jie jums, ta prasme, apšvies kažkaip padėti, jūs ten klausot 1000 valandų, praklausot politinės informacijos, reiškia, mylit kai kuriuos politikus, iš kurių tikitės, kad jie jums teikia kažkokią tai viltį ir negalit savo laiko, jėgų praklausyti, reiškia, ką jie jums kalba. Bet supraskit vieną dalyką. Pasistengkit suprasti, ką aš jums šiandien pasakysiu. Aš manau, kad jums tai padės orientuoti šiandienin laikė, šiandienin gyvenime. Tai, ką aš jums šiandien pasakysiu. Kadaise aš perskaičiau vieną knygą, tėvo skaitė ir man davė paskaityti. Bet suprantat, ta knyga mane taip sukrėtė, kad aš galvojau, kad kada žmonėm kažką norėsiu pasakyti, aš pasakysiu jam vieną liudijimą iš šitos knygos. Bet prieš tai aš negaliu nepaskaityti citatos iš Evangelijos, kuri įves jūs į šitą klausimą apie tai, kad jūs negalit pakelti. Tam tikros informacijos jūs tiesiog negalit pakelti. Tam tikros informacijos negalit. Luko Evangelija, 16 skyrius, nuo 19 eilutės. Gyveno kartą vienas turtuolis. Jėzus pasakoja savo mokiniams istoriją. Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpuru bei ploniausią drobę. Ir kasdien ištaikingai puotaudavo. Kasdien. O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs Elgeta vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunės atbėgę laižydavo jo votis. Ir štai Elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abromo prieglobstį. Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas. Kentėdamas mirusiųjų pasaulyje, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abromą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis sušuko: Tėve Abraomai, pasigailėk manęs. Atsiųsk čionai Lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą piršto atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje.
Abraomas atsakė, atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsijėmei savo gerybės, o Lozorius tik nelaimės. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Be to, tarp mūsų ir jūsų žiojėja neperžengiama bedugnė. Ir niekas, panorėjęs iš čia, negali nueiti pas jūs, ne iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė, tai meldžiu, tėve, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus. Ašgi turiu 5 brolius. Juos teįspėja, kad ir jie nepatektų į šitą kančių vietą. Abraomas atsiliepė, jie turi Mozę ir pranašus. Tegul jų klauso. O anas atsakė, ne, tėve Abraomai, bet jei kas iš numirusiųjų prisikeltų, nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abraomas tarė, jeigu jie neklauso Mozės, nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusiųjų prisikeltų. Jeigu jie neklauso Mozės, dekalogus, 10 Dievo įsakymų, jeigu jie neklauso Mozės, nei pranašų, Senasis testamentas, tai nepatikės, jei kas iš numirusiųjų prisikeltų. Jeigu žmogus savo prote nesuvokia, kad Dievo žodis ne bairiai, kad tai yra vienintelė tiesa patikima šitam pasauliui, Dievo tiesa, apreikšta šventam rašte. Jeigu jis nevykdo šitų tiesų, maža, kad jisai žino, galbūt kažkur girdėjęs, jeigu jis nerimtai žiūri, jeigu jis nerimtai žiūri į Dievo žodį, į perspėjimus, jeigu jis jų nevykdo, niekokie fokusai, mirusiųjų prisikėlimai, stebuklų darimai, tikinčiųjų praturtėjimai, jokie stebuklai jo neįtikins, jeigu jis nežiūri savo širdį rimtai į Dievo žodį, kad tai yra tiesa. Jokie fokusai, jokie ten kažkokie įrodinėjimai, nuo dangaus nuleidimai kažkokių tai ten, reiškia, vaizdų, ar kažkokie tai, supranti, reginiai, ar kažkokie tai, reiškia, stebuklų parodymai, neva tai kažkas išgyjo. Neįtikina, tokio širdies neįtikina, jeigu žmogus nerimtai žiūri į Dievo tiesą apreikštą žmogui, į ištiestą Dievo ranką. Žmogus spjauda, tai jokie stebuklai, netgi viešpats Jėzus sako, netgi jeigu iš numirusių žmogus prisikėlęs ateitų. Netgi jeigu iš numirusių, jau nekalbant apie kažkokius stebuklus, ten kažkokius reginius, netgi jeigu iš numirusiųjų prisikeltų žmogus, šito širdys nepatikėtų Dievu. Žmogaus širdis yra be galo sugedus, rašo šventas, be galo sugedus, jinai netiki tuo, kas jai nenaudinga. Ir jinai tam tikros informacijos tiesiog negali pakelti. Todėl aš pacitavau jums vieną vietą iš, tai yra viena baisiausių rašto vietų. Bet jums jinai kaip pasaka, jūs klausot jos kaip legendos, kaip kažkokio seno marazmo.
jūs negalite tam tikrą informaciją tikėti, todėl jums jinai ir neteikiama. Jūs galvojat, kad kažkas yra slepiama ten nuo jūsų, reiškia, masonai kažką slepia, ten kažkokių paslapčių jums neatskleidžia, už tai jūs kažko nežino, todėl jūs knajusėjatės ten klausinėt kažkokios, reiškia, slaptos informacijos, tikitės ir sužinosit, va tada jūs, reiškia, žinosit, kaip jums elgtis, reiškia, žinosit, ko tikėtis. Nesąmonė. Nesąmonė, jokia ten paslėpta informacija, nieko jinai nereiškia ir jinai bevertė. Viskas yra atskleista. Yra apreiškimo knyga, apreiškimas Jonui, kitaip vadinama apokalipsės knyga, viskas ten pasakyta. Ten nieko nėra paslėpta. Žmogus nenori tikėti tuo, kas jam nepatinka, kas jam nenaudinga, arba ko jisai bijo, jisai tiesiog užsidengia nuo to. Jisai tą informaciją iškreipia, savo pačiam interpretuoja kitaip, negu jinai yra iš tikrųjų. Žmogus nepakelia didžiosios dalies tikrosios informacijos. Nepakelia. Jis nepakelia. Todėl negalima apie daug ką kalbėti. Aš negaliu kalbėti, aš negaliu komentuoti, ką tik pacituotos vietos. Aš negaliu komentuoti, aš daug ką galėčiau pasakyti apie tą vietą. Aš negaliu jums pasakoti, todėl kad jūs nepakelsit. Jūs nepakelsit, jūs nepasiruošę klausyti tų dalykų. Aš tik vieną dalyką jums galiu parodyti. Tik vieną dalyką. Tai, ką aš pasiruošiu, aš tik vieną dalyką jums galiu parodyti. Mano tėvas 10 metais man davė knygą paskaityti apie žydų holokaustą. Jinai yra, turbūt tikiuosi, dar yra Ignalinos bibliotekoje. Martin Gilbert, vadinasi Niekada per amžius. Niekada per amžius. Baisi knyga. Ir tėvas man davė, reiškia, ją paskaityti ir jinai mane taip sukrėtė. Žodžiu, buvo fotografai. Aš esu fotografas pagal profesiją. Aš esu baigęs Vilniaus technologijos technikumo fototechnikos specialybę, aš esu fotografas. Ką aš ten radau? Vokiečiai turėjo fotografus. Vienas iš jų seržantas Ernstas Hofmanas padarė fotografiją. Traukinys, brangieji, ešelonas su atvežtais žydų žmonėmis, tai daugiausiai moterys, vaikai. Ten atkreipkite dėmesį į žmogų su dryžuota uniforma. Tai yra tarnautojas, kuris surinks daiktus iš tų žmonių. Jisai paims jų daiktus, jisai surinks jų daiktus. Jis laukia, kada jis surinks iš šitų žmonių daiktus. Jie atsivežė daiktų iš namų. Mane taip sukrėtė šitą fotografiją. Kad aš pasidariau didelę kopiją. Ir aš sakiau, kad aš ją rodysiu. Aš ją tiesiog rodysiu. Kas čia pavaizduota? Mama. Tai yra mama su 2 vaikais. Žiūrėkit, 2 vaikeliai. 2 vaikeliai. Mergaitė ir berniukas. Berniukas nieko nesupranta, gal jis ne berniukas, gal ten irgi mergaitė mažutys. Jūs pažiūrėkit mamos rankas. Kaip jinai laiko rankas. Šitą nežinia situacija, jinai nežino, kas jos laukia. Jinai žino, tik jinai dar savo nepripažįsta, kas jos laukia. Žmogus negali pripažinti. Dar tikisi vilties. Šita mama su 2 vaikais, mergaičiukė. Ten kišenelį, matosi, yra kišenelį įdėta kažkas tai. Va čia kišeniukas, įdėta kažkas, įsipūtęs, matas dar, įsipūtęs kišeniukas, dar kažką valgyt gal įdėjau šitai mergaitai. Batukai, kojytės, kaip sustatytos.
sutrikusio žmogaus. Mama su 2 vaikais. Mama, kuri galvoja, kad jinai gyvens, jinai ruošiasi gyventi, jinai gimdė vaikus, jinai juos puošia. Ir važiuodami jie dar pasiėmė kažko, valgyti kažkokius daiktus, jie pasiėmė, jie galvoja, kad jie gyvens. Jie ruošiasi gyventi. Tas optimizmas žmogiškas. Jie planavo, kad pasaulis yra geras, kad pasaulis yra pagal jų supratimus. Didžiulės masės žmonių taip galvoja, kaip ir šiandien. Vienetai, tie, kurie kalba rimtus dalykus, taigi nepatikimi, bet masės, eina masės ir sako, masiųgi neapgausi. Masiųgi neapgausi. Pažiūrėkit, kiek žmonių. Pažiūrėkit, kiek žmonių pakliuvo į bėdą. Pažiūrėkit, kiek žmonių, kurie dar šypsosi, kurie galvoja, kad čia bairiai. Bžezinkos rampa. Bžezinkos rampa. Aušvico koncentracijos stovyklų kompleksas. Ir čia, ir tame komplekse buvo viena iš stovyklų, kuri vadinosi Bžezinkos rampa. Bžezinkos rampa. Kur atveždavo žmonės tiesiai į dujų kameras. Buvo, reiškia, mokslininkų išrastos tokios dujos Ciklon B, kurios buvo efektyvios, matote, efektyvios. Labai greit numirdavo tie žmonės. Humanizmas. Mokslininkų humanizmas. Jie neleisdavo kankintis, jie labai greit numirdavo tie žmonės. Ciklon B. Mokslo pasiekimas, mokslo šūksys. Mes tikim mokslu. Ir supranti, %20 iš šitų žmonių atvežtų ešelonų palikdavo gyventi ir dirbti darbus. 20%. 80% eidavo į dujų kameras ir paskui sudegindavo juos. O šita moteris, jie atrinkti į dujų kameras. Šita mergaitė prisiglaudęs prie mamos. Pažiūrėk, žmogus prieš mirtį. Motina prieš mirtį. Su savo 2 vaikais. Savo 2 vaikeliais. Ar jūs suvokėt, kokiam pasaulyje jūs gyvenat? Ar jūs suvokėt, nors kada susimastėt? Ar jums kas nors tai pasakė? Iš tų viešų kalbėtų. Ar jūs kada nors jums pasakė, kokiam pasaulyje jūs gyvenat? Ar kada nors pasakė iš tų visų politikų? Ar kada nors pasakė? Jiegi jums tik žada, kad jums bus labai gerai. Jiegi tik žada jums, kad... Nes galų gali jūs ir nepakelėt informacijos, kuri yra apie jūsų pasaulį. Ašgi nekalbu jums apie pragarą. Ašgi jums nekalbu apie pragarą. Aš jums negaliu kalbėti apie pragarą. Jūs nepakelsit. Aš galiu jums kalbėti tik tai apie pragarą žemėje, kurį sutvėrė politikai. Organizuotas intelektualų, vokiečių intelektualų pragaras. Ten okultistai buvo, taigi ne vokiečių tauta, tai buvo grupė okultistų. Aš daug domėjausi apie šaknis fašizmo ir ten buvo grupė, tai prasme, okultizmo tradicija buvo, kuri sukūrė visą šitą nacių tą judėjimą. Tai buvo intelektualai, kurie domėjosi parapsichologija, tais ekstrasensorika, tais visokiais mitologija senovinė. Jie netgi dievų tikėjo. Bet tai buvo okultizmas, tai nebuvo krikščionybė, tai nebuvo Kristaus tiesa. Ir tai buvo organizuotas žmonių naikinimas, organizuotas pragaras. Masinis, milijonai žmonės naikina, milijonais. Šiuo atveju, čia yra žydų tautos. Čia yra žydų motina. Bžezinkos rampa su 2 vaikais, kurie tikėjosi, kad gyvenimas yra prieki. Prieš mirtį mama su 2 vaikais.
Jūs negalit pakelti netgi šitos informacijos, jūs galvojat, kad užsimiršit ir šitas pasaulis vėl yra gražus, galima mėtyti saldainiukų popierius ant žemės, suprainant. Daryt, ką nori. Skaityt, reiškia, afišas malonės, o neskaityt knygų. Galima daryti, ką nori šitam pasauliu. Su savo gyvenimu galima daryti, ką nori. Nes šitas pasaulis yra, toks normalus. Čia tik malonumų reikia ieškoti, čia reikia kaifo ieškoti, čia reikia turtų ieškoti, turtai jums padės. Padėjo turtai šitiem žydam, ar padėjo jam turtai? Taip, turtingiausia kategorija žmonių Europoje buvo žydai, ar padėjo jiem turtai? Kai kuriem taip, bet labai mažai kam. Labai mažai kam. Tai buvo protingiausia ir turtingiausia, labiausiai įsilavinusi žmonių grupė Europoje, žydai. Ar padėjo jam jų turtai, jų įsilavinimas? Ar padėjo jiem? Ar padėjo jiem, tu atsakyk pats savo, tas, kuris tu sakai, kad jeigu jisai būtų turtingas, jisai būtų, reiškia, kietas, su juo būtų galima turėti reikalų. Jeigu jis būtų turtingas, su juo būtų galima turėti reikalų. Nes, reiškia, jisai moka gyventi, kaip viena moteris pasakė, jeigu bagotas, reiškia razumnas. Kriterijų turi žmonės. Liaudės balsas, bagotas, reiškia protas, lygų protas. Pinigai lygų protas, a ne? O širdis kur? O kur meilė žmogui, nevertybė? Ir supranti, fotografas fotografuoja istorijai, jum parodyti. Ernstas Hofmanas jum rodo, o jūs netikit. Jūs sakot, čia toks, žinai, paveiksliukas. Tai mūsų neliečia. Tai mūsų neliečia. Tai mūsų neliečia. Tai jūsų neliečia. Tai jūsų neliečia. Bet jūs liečia, žinot kas? Evangelijos pasakojimas, Jėzaus Kristaus pasakojimas apie turtuolį ir Lozorių. Ar jūs nepagalvojat, kad iš tos bedugnės galbūt kažkas tai iš jūsų giminės šaukia? Kaip šitas turtuolis sako, Abraomai, nueik pas mano artimuosius į jų namus, pasakyk jiem, perspėk juos. Gal kažkas šaukia iš tos bedugnės, iš jūsų kažkokios giminės, galbūt kažkas šaukia, Abraomai, nueik į tuos namus ir pasakyk mano artimiesiem, perspėk juos. Gal kažkas šaukia iš tos bedugnės, tik tu negirdi. O šaukia, reiškia šito turtuolio balsu iš Jėzaus pasakojimo, šaukia, bet jūs negirdit. Nes jūs nepaklit. Nes jūs nepaklit informacijos. Ir jūs ieškot, jūs tonas praklausot politikų, kurie jums žada, kad jums bus gerai. Jūs išrinkit mane, su manim jums bus gerai. Jūs tonas tos informacijos, jūs tonas laiko, jūs vilties tikitės iš tų žmonių, iš tų, kurie jums žada viltį. O viltį turi tik vienas asmuo. Tas, kuris prisikėlė iš numirusių, viešpats Jėzus Kristus. Vienintelis jisai nugalėjo mirtį. Ir viltį turi jis vienas. Mes esam tikintys, mes esam Dievo durneliai, nes mes apgraibom viską darom. Tik tai, kad širdį turim užtikrintumą nuo mūsų viešpaties. Mes irgi mažai žinom, bet mes žinom tą, kuris turi viltį ir kurį galima maldoje prisišaukti, jeigu tu šaukiesi iš visos esybės. Tapkit mokiniais viešpaties. Tapkit, skaitykit žodį ir vykdykit. Ir vykdykit. Kiek tai įmanoma, vykdykit žodį. Pamatysit, kad tiesa pradės jums ryškėti jūsų protuose. Jūs pakelsit vis daugiau informacijos apie šito pasaulio realybę, nes yra labai daug informacijos tikros, tik jūs ją apeinat, intuityviai apeinat, nes negalit pakelti. Jūs galit pakelti tik tą informaciją, kuri jums palanki ir kuri glosto jūsų savimeilę. Jūs daugiau kitokios nelabai galit pakelti. Kai kurie galit jau rimtesnės tokios pakelti, bet labai nedidelių laipsnių. Todėl jūs labai dideliam tokiam apsvaigime. Ir jeigu jums kažkas tai dabar nuimtų tą ružavą šydą, kokia yra tikrovė šiandien, kas laukia pasaulio ir kas vyksta pasaulio, jeigu kažkas nuimtų tą ružavą šydą, jūsgi neatlaikytumėt.
tiesos apie realybę, kokia jinai dabar yra. Jūs neatlaikytumėt. Už tai, kad jūs muzikėlių klausot, svaiginatės, kad būtumėt apsvaigę tokie, kad malonumas būtų toks ištisai. Jūs apsvaigę serialų žiūrit, kad jūs apsvaigintų tos muilo operos, kad apmuilintus protus būtų, kad realybę būtų lengviau pakelti. Jūs klausotės, reiškia, pataikaujančių jūsų ausiai politikų ir žurnalistų, kurie suokia jum ir sako, kad žiūrėkit, va ten tie blogi, o šitie va geri, ir suokia 1000 valandų jum, kad apkvaitintų jūsų protą, kad jūs nesuprastumėt, kokia realybė jūs gyvenat. Tai yra apsvaiginti protai. Ir jeigu jūs išblaivintų kažkas, tai nors akimirkai, jūs neatlaikytumėt. Jums tik mažą dozę tiesos galima. Nes jūs neatlaikot netgi apie holokaustą, apie tą realybę, jūs neatlaikot. Sako, čia ne apie mus, čia daugybė atsisakymų, čia ne apie mus, čia nebus to. Masių jeigu tos masės buvo galima apgauti, tai mūsų masių lietuvių neapgausi. Mes visi, mūsų dauguma žiūrėk, kaip masto, ir aš su jais su ta dauguma. Nes masių neapgausi. Pažiūrėk, kokios masės nuvarytos į konclagerius. Masės. Turtingų ir išsilavinusių žmonių masės. Ir tu sakai, masių neapgausi. O tas vienas kažką ten kalba, jis nieko nesupranta. Vat mes su masėm einam ir masėsgi neapgausi. Vat demokratija, liaudės dauguma žino, kokia tiesa. Masių neapgausi. Mes žiūrėkim, ką kalba mūsų televizija, reiškia oficialioji, nes jiegi žino. Bet jie žino. Paklausykim, ką turtingieji kalba, jie moka gyventi, jie žino. Šitą neklausyk, jis nieko nesupranta. Vat klausyk, kur sėkmės istorijų klausyk, Jie žino, kaip gyventi. Pas juos yra, žinai, gyslelė, verslininko, ten sėkmingojo žvaigždės klausyk, jis žino, kaip gyventi, jis tau papasakos. Paklausyk politiko, kuris žada nugalėti priešus, paklausyk, nes jis žino, kaip gyventi. O gal tu pasižiūrėk iš tą nuotrauką, gal šita moteris žino? Ne, jinai irgi nežino, nes jinai dar galvoja, kad jinai dar gyvens. Mirties akivaizdoje, jinai dar tikis, nes negali žmogus pakelti tikrovės. Ir kad su šitais vaikeliais jinai eis į krosnį. Jinai dar negali pakelti. Žmogus iki galo nenori suprasti tiesos. Jis nepasiruošęs tiesai. Jis negali pakelti tiesos. Kodėl? Todėl, kad jis nesiruošia. Todėl, kad jis gyvena ruošdamasis geroviai. Gyvena ruošdamasis kažkam geram. Gyvena rūžavom svajonėm ir iliuzijom. O jeigu skaitai Evangeliją, tu supranti, kad tave stato ant žemės, jis stato į realybę, kokia yra tikrovė. Kiti kriterijai atsiranda. Istorija rodo, kad šitoj žemėje niekada nebuvo tos tikrosios laimės, niekada nebuvo tų tokių garantuotų, jau visiškai garantuotų tų santykių. Vienintelis, kas buvo reali tokia atrama, vienintelė garantuota viltis, tai buvo viešpats Jėzus Kristus šitoje žemėje prieš 2000 metų. Aš jau daug informacijos pertikrinau, daug dalykų sužinojau. Daug religinės informacijos, tokios ezoterinės, filosofinės informacijos perkračiau ir pertikrinau ir bandžiau gyventi. Vienintelė tiesa, kuri nepasiduoda sukompromituojama, nors ją kompromituoja labai daugelį žmonių. Tai yra Kristaus meilė žinia, jo ištiesta pagalbos ranka. Taip, kad atidėkit jūs tą visą informaciją, bent laikinai, jūs pamėginkit paskaityti, ką sakė Kristus. Pamėginkit.